Na, gaminti gamtoje yra vienas malonumas. Žalia, šilta, paukščiukai čiulba, tikra gamtos simfonija. Na, gaminti gamtoje yra smagu, kai šalia ir Big Green Egg, o šiemet, kaip jau esu minėjęs ankstesnėse laidose, aš į pagalbą pasikvietęs jų nuostabią knygą. Ja galite rasti užsukę į kepsninės.lt. Na, o šiandien pagaminsiu baba ganuš. Tiems, kas nežino, tai yra labai populiarus artimųjų rytų patiekalas, kurio žvaigždė yra baklažanas. Iš tikrųjų, labai daug kažko sudėtingo daryti nereikia. Reikia tiesiog gerai iškepti baklažaną ir paskaninti keletų kitų ingredientų. Kaip visuomet paminėsiu, kad iš anksto reikia pasiruošti grilį. Kepsime netiesioginiai kaitroj, gana aukštoj temperatūroj. Dabar įkaitę maždaug 230 laipsnių ir greitai pasiruošiu baklažaną. Na, naudosiu 3 baklažanus, nes tikrai šis užkandis yra super skanus, tad jo padaryti reikia iš karto daugiau. Baklažaną perpjaunu per pusę. Padarau tokias nedidelės įpjovas skersai ir išilgai. Na, įpjovos reikalingos tam, kad baklažanas perkeptų greičiau ir prieskoniai įsigertų labiau į patį baklažaną. Baklažanas mėgsta aliejų, jis pakankamai nemažai jo įsiurbia, tad tikrai reikėtų nepagailėti. Pipirų pagal skonį. Na, o druskos reikėtų maždaug žiupsnelį ant kiekvienos baklažano puselės. Taigi, truputėlį paspaudžiu, kad prieskoniai įdėti į grilį nenubirėtų ir laikas kepti. Taigi, grilis įkaitintas 220-230 laipsnių, baklažanus bendroj sumoj kepsim maždaug 30-35 minutės. Taigi, pradžioje dedu ant kietaus grotelių, sakykime, odelę į viršų, pakepu tol, kol gražiai paskrunda ir vėliau apverčiu odelę žemyn ir kepu tol, kol baklažanas visiškai suminkštėja. Taigi, prabėgo nepilnos 30 minučių, o baklažanai tokie, kad atrodytų imsiu ir suvalgysiu. Taigi, kaip patikrinti, tiesiog pasiimkite peiliuką ir jeigu štai taip tiesiog kiaurai eina kaip per minkštą sviestą karštas peilis, vadinasi, baklažanai jau iškepė. Dabar išimu. Ir į grilį iš karto metu kietaus keptuvę, kad jinai pradėtų kaisti. Tik išimtą baklažaną iš grilio uždengiu su folija. Reikia, kad šiek tiek pašustų. Tai yra atšoktų minkštimas baklažano nuo apskrudusios odelės. Taigi užtenka tiesiog uždengti su folija ir palaikyti kokias 5-7 minutės. 2 svogūniukai, tokie nedideli 2 svogūniukai. Ir, na, česnakas pagal skonį. Tikrai pagal skonį, nes bent jau vieną skiltelę tikrai reikėtų įdėti. Aš česnaką tikrai mėgstu, pakepintą česnaką su baklažanu, šitas derinys tiesiog yra nuostabus. Aš 3-4 skilteles panaudosiu. Tai česnakas jau yra jūsų pasirinkimas. Ir dabar svogūną bei česnaką apkepu su keliais šaukštais gero alyvuogių aliejaus. Taigi keptuvė jau bus įkaitus, pilu aliejų ir kepu, kol paskrunda, na, tampa tokie gražios auksinės spalvos. Apkepdami svogūnus, kad jie nesudegtų, naudokite deflektorių. Tikrai tada yra žymiai saugiau, kad nesudegs. Ne taip stipriai kaista pati keptuvė ir jos dugnas. Na, baklažanai be žodžių. Taigi reikia dabar išvalyti. Pasiimu šaukštą ir tiesiog minkštimą štai taip gražiai išimu. Jeigu gerai iškepęs baklažanas, odelę nusiema štai taip švariai.
šį baklažano minkštimą įdėsiu, kai svogūnai apkeps, įdėsiu apkepti kartu, kad išgarinti dar truputėlį drėgmės. Baklažanai, kai bus sausesni, vėliau tas pagardas, užtepas ar užkandis bus dar skanesnis, mažiau vandeningas ir tokios vientisesnės tekstūros. Drėgmė nugaravo, šiek tiek vis tiek liko, žinoma, turi būti sultinga. Originaliai baba ganuš daroma pakankamai smulkios konsistencijos. Tai yra arba iš vis blenderiuojama iki tyrelės, arba smulkiai susmulkinama su peiliu. Tačiau aš norėčiau padaryti šiek tiek kitaip. Aš paliksiu ją štai tokią suplėšytą. Tačiau šiam patiekalui dar reikia suteikti daugiau intensyvesnio skonio, o jį galima, žinoma, suteikti žolelėm, citrina, ką aš ir padarysiu. Taigi, petražolės. Kai vežatės žolelės į gamtą arba laikote šaldytuve, būtinai įvyniokite į drėgną popierių. Tokiu būdu žolelės išliks labai šviežios ir nenuvys. Kotelius petražolės nupjaunu ir susmulkinu lapelius. Taip, kol vėjas visko neišpūtė, suberiu į dubenėlį. Taip pat rytietiškuose patiekaluose man labai patinka lengvai juntamas mėtos skonis, šviežios mėtos skonis. Todėl keletą šakelių taip pat susmulkinsiu ir panaudosiu čionais. Labai daug nereikėtų, nes mėta yra tikrai intensyvi, ypatingai šviežia mėta. Na, aš įdėsiu šiek tiek aitriosios paprikos. Jinai čia yra visai nebūtina, tačiau lengvai kandantis toks aštrumėlis, na, jisai prideda šiokio tokio šarmo. Citrina, rūgštelė čia yra būtina. Na, rytietiški patiekalai, jie turi daug įvairių skonių. Turi saldumo, turi šiek tiek kartumo, rūgštelės, daug prieskonių ir šaukštas tahini pastos. Tahini pasta yra labai smulkiai sutrinta sezamų pasta ir praktiškai didžioji dalis rytietiškų patiekalų naudoja ją padažuose. Jinai suteiks šiam patiekalui tokios daugiau emulsinės tekstūros. Vietoj majonezo ar grietinės įdėsim šaukštą tahini padažą. Štai. Na ir viską, kas kepia, sudedu į dubenėlį. Ir viską dabar tiesiog išmaišau. Į grilį įmesiu pašilti 2 pitas, bet labai trumpai, vos keliolika sekundžių iš vienos bei kitos pusės. Paragaut būtina. Puikiai, nuostabiai. Tonelė. Na ką, dabar jau galima paragauti visą derinuką. Žiauriai geras. Tikrai labai paprastai paruošiamas. Taigi nuostabioj mūsų draugų Bigrine kepsniniai galima pagaminti ne tik puikius mėsos patiekalus, ne tik skaniai išrūkyti žuvį, bet ir pasigaminti puikų vegetarišką artimųjų rytų patiekalą.